Aš turiu liudijimą. Har ett vittnesbyrd. Seniau turėjau vieną liudijimą, tai buvo apie mano gyvenimą, kaip aš pas Jėzų atėjau, bet aš dabar jau nebepasakoju to liudijimo, nes yra naujų. Tidigare hade jag en vittnesbyrd, men nu har jag flera. Nes Dievas, jisai nori, kad mes eitume iš šlovės į šlovę. Tai, kas buvo vakar, mūsų lubos, Gud vill att vi ska gå från härlighet till härlighet. Dievas nori, kad tai taptų grindimis, mūsų atsispyrimo taškų. Tai, kas buvo lubos mums. Gud vill att det som var taket ska vara golvet och vi ska gå upp ner och oppover. Ir aš papasakosiu jums šitą naują liudijimą, tai jis yra toks. Jag ska fortälla det nya vittnesbyrdet. Den är sån. Tai, kad aš netikėjau Dievu ir norėjau išsiaiškinti apie Dievą logiškai. Jag trodde inte på Gud och jag ville finna ut om Gud logisk. O šiandien aš juo tikiu ir jisai apreiškia man apie save, apie mane, apie amžiną gyvenimą. Idag tror jag på Gud och han uppenbarar om mig själv, om sig själv och om evigt liv. Ir man nebereikia nieko stengtis pagrysti logiką, kad mano tikėjimas augtų. Šitas dalykas baigėsi. Tränger inte logiska förklaringar för att min tro ska vara starkare. Ir aš, kol nepatyriau vidinės transformacijos tokios stiprios ir kol negavau šituo prieiškimu apie save, apie nuodėmės mastą, kaip stipriai esu nuodėmėjai kaip žmogus. För jag fick uppenbaring om synden och hur syndlig jag är. Tol aš negalėjau niekam liudyti apie Jėzų. Kunde jag inte vittna någon om Jesus. Nes aš turėjau tiesiog žmonės įtikinėti. Fordi jag måtte overbevisa folk. O dabar nieko nereikia tikinėti, nes tiesiog liudiji gyvenimą su Jėzum. Och nu må du inte overbevisa någon fordi du bara vittnar om livet med Jesus. Ir šventa dvasia širdise žmonių, kurie gauna tą liudijimą, daro darbą. Ir tai nėra jokis žodinis įrodymas, tai yra tiesiog šventa dvasia veikia per žmogų, kuris tiki Dievu. Och det är så att Helion lever i oss och den brukar. Ir viešpats nei vienam iš mūsų nelinki būti dvasiniais kūdikėliais visą gyvenimą. Och så Gud vill inte att vi ska vara såna kristna. Ir jeigu visoji Dievo kūrinyje kažkoks organizmas nesubręsta, nepradeda daugintis. Och så hvis en organism inte blir moden och inte multiplicerar. Tai yra nesveikas organizmas. Det är en syk organism. Arba iškrypęs, arba sergantis. Dårlig på en måte. Ir šiandien, ką noriu akcentuoti, yra tai, kad mes esame šiaip kiekvienas pašaukti į Evangelijos tarnystę. Mes kiekvienas turim būti viešpaties liudytojais šitoj žemėje. Vi alla är kalt till att vittna om Jesus. Ir yra laikas mums sėdėti bažnyčiui ir gerti pieną ir iš tikrųjų būti aptarnaujamiems. Och det är tid att sitta i kyrka och dricka bara mjölk och att andra tjänar oss. Ir yra laikas susivokti, kame mes esame, apie nuodėmę, pamatyti save. Och så är det tid att förstå om synden och se oss själv. Bet yra laikas nusigręžti nuo nuodėmės, nebedaryti jos. Men så är det tid att snu dig väck från synden. Ir pradėti sportuoti dvasiniai sporto salėje. Och så begynne att driva åndelig sport. Ir kilnoti vis stipresnius svarmenis O ir nuolatos augti. Lyfta mer och mer, växa. Ir aš noriu trumpai paskaityti apie Joną Krikštytoją. Jag vill Tiesiog läsa om Johannes. pradėti šitą rašto vietą iš Luko Evangelijos 1 skyriaus. Lukas igen. Nuo 76 eilutės iki 78. Vers 76-78. Parašyta: O tu, vaikeli, būsi vadinamas aukščiausiojo pranašu, Du lille barn ska bli kallt Guds profet. nes eisi pirma viešpatės veido jam kelio paruošti. Fordi du ska gå foran Guds ansikt och förbereda väg för ham. Tu mokysi jo žmonės pažinti išgelbėjimą per jų nuodėmių atleidimą. Du ska lära folk att vita Guds nåde genom tillgivelse av synder. Ir širdingiausia mūsų Dievo gailestingumą, su kuriuo mus aplankė aušra iš aukštybių. Och så den största Guds nåde som har besökt oss.
Ir aš asmeniškai visą gyvenimą girdėjau apie išgelbėjimą ir apie Dievo gerumą, apie jo malonę, Og jeg alltid hørte om Guds godhet og nåde, bet niekam nedrįsau pasakyti, kad Dievas tave myli. men klarte aldri å si at Gud elsker deg, Todėl, kad aš pats to nebuvau išgyvenęs. fordi jeg opplevde det ikke selv. Ir todėl gėdijausi Evangelijos, Og så jeg var flau for evangeliet. ir todėl bandžiau patikti pasauliui, Jeg ville at verden skal like meg, nes pats nepatikau savo, for det likte ikke meg selv. pats jaučiausi nevertas. Jeg var ikke verdig, det er sånn jeg følte. Ir aš tikiu, kad ne vienas jaunuolis, ir ne tik jaunuolis, ne vienas žmogus eina šitų kelių. Og jeg tror at det er ikke bare meg, og det er andre ungdommer som opplever likt. Čia Jonui Krikštytojui pranašauja ir sako apie jo likimą, apie jo gyvenimą. Jonui Krikštytojui šneka. Her er det snakk til Johannes om hans liv, hva han skal gjøre. Ir aš kažkaip skaitydamas Luko Evangeliją, Og så, man atėjo toks apreiškimas, så leste jeg Lukas evangeliet, fikk jeg en åpenbaring. kad čia šneka kiekvienam žmogui, kuris yra Dievo pašauktas, Her er det snakk til en annen mann som er kalt av Gud, nes kiekvienas iš mūsų hver en av oss yra pašauktas pažinti Dievą. er kalt til å kjenne Gud. Kiekvienas iš mūsų yra pašauktas į amžinai gyvenimą. Enhver av oss er kalt til evig liv. Ir nežinau, kaip jūs įsivaizduojat amžiną gyvenimą, kuris jisai prasideda. Jeg vet ikke, Nežinau, gal kas turi, bet paklausti iš publikos, vieną mintį, kas yra amžinas gyvenimas jums. jeg vet ikke om dere, hvordan dere forestiller evig liv, og jeg skal spørre dere, har dere en tanke om hva er det evige livet? Gali kas pasakyti? Kan noen si? Å kjenne Kristus. Gerai. Jono Bra. 17:3. Taip. Johannes 17,3. Sako, tai yra amžinasis gyvenimas, kad jie pažintų tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir tavo siųstąjį Jėzų Kristų. Det er evig liv at de kjenner din sønn, han som er sendt, Ir Jesus Kristus. šito pažinimo mums niekas kitas neduos kaip tik šventoji dvasia. Og denne åpenbaringen kan vi ikke få bare gjennom Hellig Ånd. Aš iš savo patirties galiu pasakyti, nes kiek man yra gerų dalykų padaryta, kiek esu matęs žmonių patyrusių Dievo malonę, aš, Jeg har sett mange folk som ble kjent med Guds nåde. mane tai vis laik sujudindavo mano sielą, Jeg ble berørt av det, bet aš asmeniškai nepažinau per tai Kristaus. men jeg kjente ikke Kristus sånn. Tai mane pastumėdavo ieškoti jo, Jeg søkte ham, bet apreiškimo labai ilgą laiką nebuvo. men jeg fikk ikke åpenbaring en lang tid. Ir dabar jeigu mes esam pašaukti Hvis vi er kalt. Mokyti žmonės, pažinti išgelbėjimą per jų nuodėmio atleidimą, Og lære andre å bli kjent med forsoning gjennom tilgivelse av synder. visų pirma, mes patys turim labai gerai susivokti, nuo ko mes esame išgelbėti Først må vi forstå hva vi er frelst fra, ir kas yra nuodėmė. og hva er synden. Ir mes dabar šiuo metu, visi čia esantis, gyvenam tokioj, kaip sakyčiau, pasaulio bambui. Labai šiltoj ir labai saugioj. Mes gyvenam Europoje ir pas mus čia saulė šviečia ir mūsų problemos yra... Og så akkurat nå så har vi det egentlig bra. Vi bor i Europa, og sola skinner, og alt er bra. Mūsų problemos yra, ar bus geras oras, ar nebus geras oras per atostogas. Våre problemer er, skal det være godvær eller dårlig? Šiandien galvas skauda, nuotaikos nėra, Jeg har vondt i hodet i dag, er trist, kažkaip sunku gyventi, vanskelig å leve. darbe sunku, visi aplink mane tokie irzlus ir, kaip pasakyti, nešventi, aš vienas turiu nešti naštą visų. Vanskelig på jobb, og andre er ikke hellige, jeg må bære deres problemer. Ir aš kaip pastaruoju metu pasieku biški naujienas apie artimuosius rytus, pavyzdžiui, kas vyksta Izraelyje, Sirijoje dabar. Jeg ser hva som skjer i Israel og Syria, for eksempel, i nyheter. Vakar netyčia atsidariau telegramą, netyčia tiesiog. I- Žinot, kaip būna. I går jeg åpnet Telegram sånn helt uskyldig. Jeg ville ikke gjøre det, men jeg bare gjorde det. Ten pamačiau vienas iš tokių naujienų, kurių šiaip neskelbė socialiniai medijai šiaip ir per naujienas.
Så jeg så nyheter som ikke visst i vanlig media. Ten buvo nuotrauka tokios merginos, 14 metų, smuiku grodavo ir viena iš aukų. Dabar Sirijoje yra tokia kaip sekta druzai. Jie yra mažuma ir juos naikina nauja Sirijos valdžia. Prisidengia beduinų kariais. Tai realiai Så jeg så et bilde av en jente som spilte musikkinstrument, og det finns i Syria en gruppe folk som har utslettet drusene, jeg vet ikke hva det heter på norsk. kaip ir per visą istoriją, visose karuose labai dažnu atveju naikinama kažkokia mažuma. Som i mange kriger det en folkeslett som blir utslettet. Tai va taip dabar ir ten. Ir kaip pavyzdžiui, mačiau tą mergaitę, kuri buvo nužudyta, labai stipriai išniekinta. Så det sånn akkurat nå jeg så denne jenta som ble drept. Ir aš pagalvojau, kad aš esu kol kas gyvenęs tik tokioj aplinkoj, kur mes nieko panašaus nematė. Og jeg tenkte at vi bor hvor ingen likt skjer. Ir aš galvoju, kiek many yra išlygintos duobės ir ištiesinti keliai. Ir kiek many yra tų šventosios dvasios vaisių, kad jeigu man taip atsitiktų, aš tėvas ir mano dukra, ne kad aš sugebėčiau atleisti, pavyzdžiui. Og så tenker jeg, hvor kristen jeg, hvor føler jeg av Helligånd hvis noen har gjort noe likt til dattera mi, om jeg hadde tilgitt denne personen. Prieš 4 dienas mačiau, kaip irgi naujienos, kaip visą bažnyčią žudė, namų bažnyčią. Buvo nuotrauka prieš 3 dienas daryta. Jeg så nyheter hvor en hel kirke ble utslettet, hjemmekirke. Jeg så et bilde som var tatt for 3 dager siden. Ir po to antraštė, kad visa ta bažnytėlė buvo išžudyta, ten šeima, vaikai, giminės ir keletą kaimynų. Så jeg så at de ble drept hele familien, barn, foreldre og noen som var der også. Tai pasaulyje kas metus, tarkim, vien 2,6 milijono žmonių miršta nuo alkoholio, kaip pavyzdys. 2,6 millioner dør av alkohol, for eksempel. Visam pasaulyje šeimų iširimo procentas yra apie 5%. Mange blir skilt, halvparten av familier blir skilt. 2021-2023 nesenai apklausa buvo ir tyrimas, tai apskaičiuota, kad apie 280 milijonų žmonių gyveno su depresija pasaulyje. 2021 var det cirka 2,8 millioner som hadde depresjon i verden. 20 amžiui buvo apie 250-300 karų užfiksuotų didesnio masto, kur tarkim per metus daugiau nei 1000 žmonių žūsta. I 20 århundre var det kriger som kanskje 250 kriger. Ir mes gyvenam šitam pasaulyje visi. Og vi bor i denne verden. Ir kas nėra buvę misijose, kas nepažįsta misionierių ar kažkokių žmonių suteikiančių pagalbą kažkam tarnaujančių. De som ikke var misjonærer, eller tie šitų dalykų nepažįsta. De forstår ikke slik ting. Tie, kurie nepatyrė taip pat tokių patirčių, kaip vakar brolis Eduardas šnekėjo. De som ikke opplevde det Eduard snakket om. Kas nesėdėjo kalėjime. De som var ikke satt i fengsel. Kas nevartoja. De som tatt ikke dop. Kas nėra praradę tėvų. De som ikke mistet foreldre. Kas nėra patyrę smurto vaikystėje. De som var ikke slått da de ble små. Tie mano, kad pasaulis eina į utopiją ir kad mes žmonės rasim sprendimą į problemas. De tror at vi kommer til en utopia og vi finner på løsninger. Per sąmoningumo praktikas. Gjennom det å tenke om ting. Per buvimą gerais. Det at vi snille. Ir kada mes šitus dalykus imam po truputį pastebėti, man kažkaip Og da vi ser disse tingene, viešpats paskutinius metus labai stipriai iškelia nuodėmės dydį, nuodėmės mastą. Herren i de siste årene viser meg hvor stor synden er. Ir nekalbu čia apie žudimus, narkotikus, mirtis, smurtus, kalbu apie save. Jeg snakker om drap, dop og sånt, jeg snakker om meg selv. Ir kai pamatau, kiek žudimų, smurto, melo, veidmainystės yra mano sielui. Og når jeg ser hvor mye drap og løgn er i min egen sjel.
Ir kaip aš noriu to atsikratyti. Och hvor jag vill att det ska bli bort. Ir kaip tai grįžta nuolatos, Och hvordan det kommer hela tiden. stipriau ar Tillbaka. silpniau. Är starkare eller svagare. Aš suvokiu, kad man labai reikia Jėzaus. Jag förstår att jag tränger Jesus. Ir kad man nereikia išsigelbėjimo, man labai reikia išgelbėjimo. Jag tränger inte frälse på något måte. Jag tränger att någon ska rädda mig. Ir tada aš pradedu vertinti tai, ką Jėzus padarė. Så sätter jag pris på det Jesus gjorde. Taip ir pradėjau tuo, kad viešpats mus kviečia į brandą. Så startade jag med det att Jesus kallar oss till att bli modna. Ir tarnystė jam, Tjänste. bet kokiu būdu, kokiu jis mus pakvies. Vilken som helst måte som han kallar. Atsimenu pirmą kartą gyvenime, kada gavau tokį apreiškimą, gal 15 metų man buvo, Afrikoje buvau. Da jag var 15 år gammal fick jag en uppenbaring i Afrika. Tai buvo vienas liūdniausių apreiškimų iš tikrųjų. Det var en av de tristaste uppenbaringar. Ir aš išgirdau tokį viduje balsą, Jag fick en stämma på insidan. kad aš noriu, kad tu tarnautum bažnyčiai. Jag vill visą att gyvenimą. du ska tjäna kyrkan. Ir mane tai taip nuliūdino, aš atsimenu. Så blev jag trist. Galvoju, nu, aš matęs tuo metu buvau, aišku, tik tai, ką buvau matęs. Så såg jag det jag såg bara. Jėzaus taip asmeniškai nelabai buvau pažinęs. Jag var inte känd med Jesus Todėl man personligen. ta mintis nešė neviltį, Så tanken gjorde mig trist. klaustrofobiją. Jag var rädd. Galvoju, mane Dievas uždarys į bažnyčią Jag tänkte att Gud ska låsa mig i kyrkan. ir atims visus gyvenimo malonumus, Så ska han ta allt från mig. bet atėjo tas vatas, o kas jeigu Dievas mane kviečia? Så kom det att vis virkelig Gud kallar mig. Ir aš dabar gan įsitikinęs, kad beveik pas visus vaikus, kurie yra gimę krikščioniškų šeimoje, Så jag är säker på att alla barn som var födda i kristen familj, vieną ar keletą kartų jūs esat girdėję šitą paraginimą, aš tikiu. en eller flera gånger har dere hört om det. Vienaip ar kitaip. En eller annan måte. Arba per kokią pranašystę bažnyčiai. Eller profeti. Ir jeigu pas jūs yra net atėjus tokia mintis kažkada, Och visst dere har fått en tanke, tai patikėkit manim, jinai yra iš Dievo. tro mig den är från Gud. Ir jeigu jūs gavot tokią mintį iš Dievo ir tokį pašaukimą, Visst dere fick en sån tanke från Gud och kall, jūsų pasaulietiškas gyvenimas be Dievo, deras liv utan Gud jisai birės. skall falla. Nes aš kai suvokiau pašaukimą Dieve jaunam amžiui ir Da, priešinausi prieš tą stimulą, da jag förstod Guds kall, da jag var ung, jag var emot det. man jie apsigyveno kaltė. Kuo daugiau priešinaus, tuo ta kaltė didesnė buvo. Jo, den var stor. Ir kuo ta kaltė didesnė buvo, tuo labiau ją reikėjo kažko užmaskuoti, kad jaustis normaliai. Jo större skillnad var, trängte jag mer och gömma det. Ir tada tu tampi išradėjų. Och så finner du på ting då. Tu pradedi išradinėti projektus, Du projekterar, pradedi rock'n'rollą grot, du spelar rock'n'roll. kad nesigirdėtų tylaus Dievo balso. Att du inte hör Gud. Bet, žinokit, Dievas rėkia kartais. Men Gud skriker någon gånger. Ir kai jis pradeda rėkti, kaip Nora. mano atveju buvo, Han gör det som skedde med mig. tada tu ne tik garažė rock'n'rollą pradedi grot, bet nori jau tada ant scenos festivalyje grot rock'n'rollą, kad tikrai nesigirdėtų to rėkimo. Så spelar du inte rock'n'roll bara hemma hos dig, men du vill stå på scen och spela. Att du inte hör Gud. Ir yra riba, kur garso sistema nebepakelia Och så är det en gräns hvor lydsystemet tar inte. ir plyšta kolonkės. Och så bryter det lyd. Ir nustoja muzika grot. Och så slutar musiken att spela. Ir tada vėl Dievą girdi. Så hör du Gud, Bet nebeturi muzikos. men har inte musik. Ir ateini pas jį. Kommer till ham. Arba gali priešintis toliau Eller du kan stå emot. ir kastis po žemę. Och så gå under jorda. Gali užsikast. Ja, du kan gå under jorda. Todėl
tie, kurie yra pašaukti, kiekvienas čia esantis yra pašauktas, nes jeigu jūs nebūtumėt pašaukti, jūsų čia nebūtų šiandien. De som kalt, alle sammen som her kalt, fordi hvis dere ikke var kalt, så hadde ikke dere blitt her. Pažinę nuodėmę per šventąją dvasią, pažinę, kas mes esam be Jėzaus Kristaus, susivokę savo silpnume. Når vi kjenner hva synden gjennom Helligånd, vi kjenner Jesus, og når vi forstår hva vi uten Jesus, mes esame viešpaties kviečiami konkrečiai nusisukti nuodėmės. Vi blir kalt av Herre og snu vekk fra synden. Ir jeigu norim, mes galim vaikštinėti pirmin atgal, aišku, galim. Og hvis vi vil, kan vi gå frem og tilbake. Bet kada mes esam pusiau bažnyčiai, tarkim, pusiau pas Dievą, tai bažnyčiai buvimas, jeigu tai pagal pastatą, ne, pagal organizaciją, tai nieko nereiškia. Bet kada mes esam pusiau pas Dievą, pusiau pasaulyje, gyvenimas tampa dar blankesnis nei rock'n'rollo laikais. Så hvis vi halv i kirka og ikke, så betyr det ikke så mye. Men hvis vi halvvis med Gud, så blir livet som rock'n'roll. Nes nei muzika garsiai negroja, fordi musikk spiller ikke høyt, nei Dievo prieškimus gauni ir valgai jo duoną kasdien. Guds åpenbaringer og spiser ir būni alkanas tada visom prasmėm. Hver dag, og så blir du sulten i alle måter. Ir taigi, Galatams 5 skyrius nuo 19 eilutės iki 21 til 21 mus skatina šventas raštas. Kūno darbai, sako, aiškus. Tai paleistuvavimas, ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumai, nesantaika, pavydas, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldimai, pavyduliavimai, žmogžudystės, girtavimai, orgijos ir panašus dalykai. Įspėju jūs, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės. Kjøttets gjerninger åpenbare, de ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skamløst, utukt, avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi, vrede, selvhendelse, splittelser, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, umoralsk, festing og lignende gjerninger. Om disse gjerningene sier jeg dere nå på forhånd, som jeg også sa til dere tidligere, at de som lever slik, skal ikke arve Guds rike. Ir čia nekalbama apie išorinius darbus, kaip 10 Dievo įsakymų išorinių supratimų. Her det ikke snakk om utsiden, som for eksempel Guds loven. Nes jeigu taip žiūrint išoriškai, tai pusė mano pažįstamų net nesančių pas Kristų, jie laikosi bent 7. Uansett, de som jeg kjenner som kristne, følger ganske 7 av 10 Guds. Bet Jėzus mums apreiškė evangelijose, kad yra kartelė aukštesnė. Men Gud i evangelier minner oss om at det finnes noe høyere standard. Kad įstatymas turi būti rašytas ne tik akmeninėse plokštėse, bet mūsų širdise. At loven skal bli skrevet ikke bare på stein, men også våre hjerter. Ir čia Dievui apreiškus nuodėmę, Dievui apreiškus tai, kad mes turime būti išgelbėti. Og her, når Gud åpenbarer synden og det at vi må bli frelst, prasideda darbas, taip pat į kurį mes esam visi kviečiami. Starter det arbeid som vi alle kalt til. Kasdienis darbas. Hver dag. Mokinystė. Det å være Guds lærling. Kaip universitete. Som på universitetet. Luko 3 skyrius. Lukas 3. Nuo 2 eilutės iki 6. Prie vyriausiųjų kunigų Ano ir Kajafo atėjo viešpaties žodis Zacharijos sūnui Jonui dykumoje. Jis apėjo visą Pajordanę, skelbdamas atgailos krikštą, nuodėmėms atleisti. Kaip parašyta pranašo Izaijo ištarmių knygoje, dykumoje šaukiančio jo balsas.
Paruoškite viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus. Kiekvienas slėnis te būna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalnelis nulygintas, kreivi takeliai tampa tiesus, o duobėti išlyginti. Ir kiekvienas kūnas išvys Dievo išgelbėjimą. Mens Annas och Kajafas var överste präster kom Guds ord till Johannes, Sakarias son i ödemarken. Han gick in i hela området runt Jordan och försynte omvändelsens dåp till syndernas tillgivelse, slik det är skrivet i boken med profeten Jesajas ord, där han säger: rösten av en som ropar i ödemarken, rid Herrens väg, gör hans sti rätta. Hver dal skall bli fyllt och vart fjäll och vart haug sänket. De krokete steder skall göras rätta och de ujämna vägar skall göras jämna och alla människor skall se Guds frälse. Čia buvo kam kalbama? Vem var det snack till? Žydų tautai. Čia pranašystės. Jødenes nation. Todėl, kad Det är žydų tauta profetier. laukia viešpatės išgelbėtojo mesijo. Fordi att jødenes nation väntat på en Ir- frälser, Messias. Tauta buvo skatinama ruošti savo širdis viešpačiui. Nation var förberedd till att förbereda deras hjärter till Herren. Ir visas pasaulis laukia gelbėtojo ir tame laukime Hela världen väntat på en frälser och där Dievas iš tikrųjų ruošia žmonių širdis tam Jėzaus atėjimui per pranašus, Gud förbereder människets hjärter per, till att Jesus kommer genom profeter, per to meto tarnus. genom tidens tjänare. Ir tie įvykiai jau biblijiniai praėjo, o dabar Och så de ting bibelska gick igenom och nå, mes ir toliau laukiam išgelbėtojo. vi fortsatt väntar på en frälser. Ir mes visi krikščionys iš tikrųjų, jeigu nelaukiam Jėzaus, mes irgi sergam. Och alla kristna, hvis vi ikke förväntar Jesus, så är vi sjuka. Mes tada dar nesuprantam nei šito pasaulio, nei savęs, nei Dievo. Så Jeigu jo nelaukiam. så känner vi inte världen, oss själv eller Gud som vi väntar på. Ir mes jo laukiam bent 3 būdais. Man atėjo 3 būdai, kaip mes jo laukiam. Så vi väntar på 3 måter. Kiekvieną dieną jo laukiam, Vi väntar på honom var dag. tada mes jo laukiam atėjimų į šitą žemę, kai jis grįž čia ir karaliaus. Så väntar vi på när han kommer hit och blir konge. Ir mes laukiam susitikti su juo, jeigu mūsų gyvenimuose negrįž Jėzus, tarkim, mes laukiam susitikti su juo amžinybėj, numirus šitam kūnui. Och så väntar vi att möta honom hvis icke Jesus kommer tillbaka medan vi är levande. Så väntar vi att möta honom i himmelen då vi dör. Ir laukti jo nelygdant kelių, netiesinant kelių. Och vänta på honom utan att sätta vägen rätt. Ir, kaip sakė, neužkasant visų duobių, nenulygdant kalnelių, ne? Och så utan att fixa det som är ojämnt. Yra absurdiška, Är absurd. kadangi mes kartais žiūrim tik į save. Aš ruošiu kelią Fordi- Dievui į mano širdį. Ofta ser vi på oss själv. Jag förbereder väg för Gud i hjärtat mitt. Bet kadangi mes esam pakviesti, pašaukti jį liudyti, Men siden vi är kallt att visa honom, mūsų nuodėmingas gyvenimas vår syndliga liv, kasa duobes ir kreivina kelius Jėzui ateiti į kitų žmonių gyvenimus. gör det vanskligt och till och med andra inte kan komma till Jesus. Ir mes, kai krikščionys, suvokdami, kad esame nuodėmiai tam tikroji ir neišlipdami iš tos nuodėmės, Vi kristna som förstår att vi är i synd och när vi inte förlater den, mes nešam labai prastą liudijimą pasauliui. vi bringar ett väldigt dåligt vittnesbörd till världen. Ir yra tas momentas, kai dar nuodėmė nėra priekšta ir mes nežinom, ką mes darom. Och så är det en moment när synden är inte uppenbar till oss och vi inte förstår att det är galt. Ir mus gali kažkas teisti, mus gali kaltinti, bet Jėzus mus išteisinės už tai. Mums dėl to reikia Jėzaus, nes mes iki gyvenimo galo darysim nuodėmę kažkokią. Och någon kan döma oss, men Jesus försonar oss för att vi ska göra sin i hela vårt liv på en måte. Bet kai ateina aiškus apriškimas, När du får en klar uppenbaring,
mes turime išmokti nukreipti savo galvą, jeigu reikia per jėgą, nes galva nenori žiūrėti aukštai. Sunku. Så vi må snu hodet vårt, det kan bli vanskelig, og vi må bruke kraft noen ganger og se oppover. Aišku, gal tik iš pradžių sunku žiūrėti aukštai, kol kuprą turim, jin išsitiesina po to. Kanskje det vanskelig å se oppover først. Taip, taigi turim tada pradėti iš tikrųjų žiūrėti tai, kas Jėzus yra, kalbant apie mokinystę. Så vi må begynne å se på hvem Jesus, ir susikoncentruoti į tai. og så konsentrere oss i det. Taip, tai įsižiūrėkime į Dievą, į tai, koks jis iš tikrųjų yra, Så la oss se på Gud, hvordan han kiekvieną dieną ir panašėkime į jį. hver dag, og bli som ham. Ir šventosios dvasios vaisius mes esam tikriausiai visi girdėję, Vi har sikkert alle hørt om Hellige Åndens frukt. bet aš noriu vis tiek paskaityti. Galatams 5 skyrius, Jeg vil lese Galaterne 5. nuo 22 eilutės iki Šito. 23. Bet dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo. Men åndens frukt kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt. Dette ikke loven imot. Tai šitie dalykai yra tas Dievo pažinimas, čia yra Dievas, čia yra šventoji dvasia, čia yra šventosios dvasios atributika, čia yra dangaus karalystė. Det det å kjenne Gud, det Hellige Åndens tegn, det Guds rike. Ir tikra mokinystė, tikras augimas, branda, Når du vokser på ekte, tai yra, kada mes universiteto lygių, når vi som på universitetet, taip kaip saviugdoje, sånn som vi lærer selv, su strategija, med strategi, mokomės šitus dalykus, lærer disse ting, analizuojam save, og analyserer selv, užsirašom, kur suklupom. skriver ned hva vi gjorde feil. Yra tų situacijų, kur atrodo vėl ir vėl paslystų, kažkur sureaguoju, tarkim. Og så det situasjoner hvor jeg gjør feil, for eksempel. 2 metus, 5 metus. Overreagerer 2 år, 5 år. 2 metus ar 5 metus ne tos pačios reakcijos, arba 10 gali būti. 2 eller 5 år, 10 år, samme reaksjoner. Tai yra tas pats, kas mokykloje, 12 klasėje daryti tą pačią klaidą vis laik matematikoje, tarkim, tą pačią Det klaidą. det samme som å gjøre samme feil i matteeksamen, for eksempel. Arba laikyti teisės ir, tarkim, ten, kur būna kontroliniai testai, Eller når du får lappen, og du får en test, nesimokant, nesiugdant, uten å lære, vėl ir vėl važiuoti į regitrą en og en gang til kjøre og ta eksamen. ir bandyti atspėti variantus, Og så prøve å gjette svar, kaip aš. som jeg. Ir kada mes pradedam šaknytis šitose dalykuose ir kada pradedam matyti šitus vaisius savo gyvenime, Når vi begynner å rotfeste og se frukt, tada mes pamatom, koks Jėzus yra galingas. så ser vi hvor kraftig Jesus Nes kol nesam pamatę šito skirtumo, kol negalim paliudyti, kad buvau, tarkim, pats irzliausias žmogus, dabar tapau kantriu. Når vi ser på Jesus, og mens jeg kan ikke sammenligne, jeg var sint, og nå blir jeg glad. Buvau godus, Jeg ville ha mye, o dabar duodu. nå gir jeg. Visus teisiau, Jeg fordømte andre, o dabar laiminu visus. jeg velsigner alle sammen. Šito kontrasto patys nepamatę mes negalim liudyti. Når vi ikke ser kontrasten selv, kan vi ikke vitne. Mes negalim mokyti jo žmonių pažinti išgelbėjimą. Vi kan ikke lære hans folk å kjenne frelse. Kai mes patys nepatyrė to išgelbėjimo Når vi selv ikke har opplevd frelsen, ir plaukėjom tose pačiose senuose vandenyse. og så er vi i de samme gamle vannene. Todėl man, pavyzdžiui, ir auginant dukrą, Når jeg har en datter, man labai gera, kai jin dainuoja krikščioniškas dainas, Jeg prisimokius. liker at hun synger kristne sanger. Aš labai džiaugiuosi, kai jin ploja ir šoka šlovinime. Jeg er så glad når hun klapper og danser i prisning, Bet čia nėra reikalavimų jai. men hun må ikke gjøre det. Aš tikrai džiaugsiuosi, kai jin bus sąmoninga Jeg skal være glad når hun skal klare å tenke for selv. ir, kaip pasakys tėvelė, aš suprantu, kad
be Jėzaus negaliu. Och så säger hon att jag klarar inte utan Jesus. Ir kai suvoks, kad augusi tikinčiai šeimoje, jin turi nuodėmę savyje. Och när hon växer i en kristen familj så förstår hon att hon har synd. Ir kai pasakys, kad labai noriu dėl to viešpatės tarnaut, Och hon säger att hon vill tjäna Gud. tada vat bus smagu ir gera iš tiesų. Så blir det göj. Kada žmogus nueina, pasikrikštyje, När en Džiugesi. blir döpt i glädje liudydamas Dievo gerumą. och vittnar Guds godhet. Ir aš noriu paraginti šiandien kiekvieną iš jūsų, Jag vill att en var av dere, jeigu jūs kamuoja atstumas nuo Dievo, hvis dere unna fra Gud, jeigu jūs pergyvenat, kad negalit skelbti Evangelijos, pavyzdžiui, hvis dere klarer ikke å forsyne evangeliet og er redde for det, jeigu jūs šlovinimo metu, pavyzdžiui, negalit atsijungti ir tiesiog mastot kažką tai sukat. og hvis dere priser Gud, altså hvis det er vanskelig for dere å prise Gud, for dere tenker om mange ting, Jeigu kažkada galvojat, kad jūs gal per toli nuo Dievo, kad jis veiktų jumise, og hvis dere tenker at dere er for langt unna Gud, for det at han skal bruke dere, tai pasakysiu, neplakit savęs dėl to, ikke vær sinte på selv, nes plakimas iš velnio ateina. fordi det kommer fra djevel. Ir žinai, kaip tevelis, šėtonas, jisai yra tas tevelis, kuris, kai tu klaidą padarysi, arba būsi toliau nuo Dievo, per nuodėmę ar dar per ką jis ateis, ir jisai tave parblokš ant žemės, uždės koją ir sakys, tu esi nevykėlis. Det er sånn at Satan er som en så far som gjør sånn at når du gjør feil, så han til og med liksom banker deg og sier til deg at du er så slem. O Dievas yra tas tėtis, kuris ateina Gud er en far som ir parodo nuodėmę viser synden, ir sako, atgailauk, sier snu fra synden, aš tau atleisiu jeg skal tilgi deg, ir tu būsi arti manęs. og du blir nær meg. Ir čia vat skiriamasis ženklas yra, jeigu ateina apsikaltinimas, žinokit, kad čia tikrai ne Dievas, ne šventoji dvasia. Ištestinis apsikaltinimas, jeigu yra. Det er et tegn på hvis du føler deg lei deg, at du gjorde noe galt, så er det fra djevel, ikke fra Gud. Ir mūsų atsakymas į tas baimės, vat, neužtikrintumą, neryžtingumą, šnekant apie Dievą, aplamai ugdantis Dieve, Så svar til når vi prøver å lære fra Gud, tas atsakymas yra prašymas iš tikrųjų. svaret er det å be om. Tai šventas raštas mums sako, prašykite ir jums bus duota, Bibelen sier, spør om, og du skal bli gitt, belskite ir bus atidaryta. bank, og det skal bli åpnet. Ir dar kart paliudysiu, kad mano patirtį, Det jeg opplevde, kol aš nepradėjau iš tikrųjų belsti ir prašyti, nieks ir netidarė. så før jeg begynte å banke, ingen åpnet. Ir negalvokim, nemanykim, kad Dievas yra toli ir jis kažkoks labai sudėtingai suvokiamas, prieinamas, kad aš vat gyvenu ir vis nejaučiu kažko tai. Altså, ikke kompliser Gud for mye at vi ikke opplever ham. Aš tiesiog dar pakankamai nebeldžiau, iš tikrųjų. Det betyr at jeg har ikke banket nok. Ir beldimas, mums reikia mentorių. Det at vi banker, Tu pats net negali išmokti belst normaliai, iš tikrųjų. du kan ikke banke selv. Nebent išimtim, kaip Eduardas. Bare det finnes noen unntak, Bet som ir- Eduard. Bet ir tai, ta prasme, kaip jis išmoko belstą. Ne? Til og med det, hvordan lærte han det? Kaip šnekėjau, rock'n'rollas baigėsi Rock'n'roll sluttet. ir tada nieko nebeliko, tik Dievo balsas. Så var det bare- Močiutės išmelstas Dievo balsas. Og så var det bare Guds ord, det at bestemoren hans ba for ham. Tai iš tikrųjų, kad taptume tais Dievo žodžio mokytojais, kam ir esam pašaukti, For at vi skal lære andre Guds ord, liudytojais, at vi skal vitne som Gud har kalt oss, kelių lygintojais, sette veien rett, duobių užpilinėtojais. fikse veier. Būkim Kristaus kūne, Vær i Kristu legeme, tai yra bažnyčiui. kirken. Būkim atskaitingi, Vær aksepter når vi liksom užsiveskime Be sąsiuvinį, responsible. Skriv ned. bloknotėlį kažkokį tai. Ta notater. Pasiskirkim laiką, iš tikrųjų,
laiką su Dievu. Bruk tid med Gud. Ir daug kas iš mūsų gal nesugeba to daryti, bet eikime į maldas bažnyčios. Mange av oss kanskje ikke klarer det, men be i kirken. Paprašykim savo lyderių tarnystės, bet kokioj pozicijai. La oss spørre og tjene i kirken våre ledere. Nesibaidykim kitų žmonių, kurie mūsų akise silpnesni už mus, nekeiskim bažnyčių, nešokinėkim, neeikim ten, kur lengviau neieškokim. Nes Ikke vær redde for folk som dere tror er svakere i ånden. Ikke hopp fra kirke til kirke. Bet būkime ištikimi, va tame mažame, kad Dievas duoda šiandieną. Vær liksom tjen i det små. Ir nuolatos prašykime Dievo daugiau. Og så spør Gud om mer hele tiden. Melskime jo malonės. La oss be for hans nåde. Nes šiandien mes visi esam čia iš jo malonės, nei vienas iš jūsų nenusipelnėt gimti krikščionių šeimoje, gimti Lietuvoje, gimti laisvam pasaulyje. Så vi har ikke fortjent å bli født i en kristen familie i Litauen i det frie verden. Aš nenusipelniau čia stovėti. Jeg er ikke verdt å stå her. Bet mes nenusipelnė, nors mes klausom Dievo. Jis mus pastato, mes stovim, jis mus pagimdė Lietuvoje, mes čia augam. Vi er verdt ikke, men Gud setter oss her. Vi ble født her, og vi er i Litauen. Ir arba galim daryti visą šitą tarnystę Dievui, nuolatos prieštaraudami, priešgyniaudami, rankinį užtraukę. Vi kan tjene Gud med krangling og sette break, manual break. Arba galim pripažinti mūsų silpnumą. Eller vi kan se at vi er svake. Ir įsikipti viešpatį iš tikrųjų. Og så holde Gud. Ir toks šiandienos žodis. Ačiū labai. Sånn er ordet. Tusen takk. Ir pasimelsiu dar trumpai. La oss be. Brangus tėve, Kjære far, aš tau labai dėkoju. jeg er takknemlig Už tai, kad mes visi esame čia. for det at vi alle er her. Kad mes patys nieko nepadarė, iš tikrųjų tave pažįstam. Så at vi ikke har gjort noe, men vi kjenner deg. Dieve, dėkoju tau, kad kitiems žmonėms neturint jėgų, Takk for at andre som ikke har styrke, aš kažkodėl atradau jėgų pasirinkti tave. jeg fikk styrke å velge deg. Kad daugelį žmonių tiesiog žūstant, Mange går fortapt, aš kažkaip pasirinkau ateiti pas tave į tavo rankas ir būti išgelbėtų. og jeg har valgt å komme til deg, dine hender, og bli frelst. Ačiū viešpatie tau už tavo malonę išrinkimo. Takk, Herre, for din nåde at jeg ble utvalgt. Dieve, aš prašau, padėk kiekvienam iš mūsų Gud, vær så snill, hjelp hver en av oss, paklusti tau, og være enig med deg. paklusti tavo kvietimui, Være enig i det du kaller oss, atsisakyti tų minčių, kad dar nelaikas statyti šventyklą, og ikke tenke at det ikke er tid å bygge tempelet, pamatyti pro iliuzijos rūką tą tikrovę og se gjennom illusjoner, ir nuoširdžiai pradėti trokšti, og så det at vi er villige, nesvarbu kokiam amžiaus tarpsnėje esam, uansett hva som skjer, arba tęsti tą tarnystę, į kurią mūsų Dievas buvo įdėjęs ir nustojom, fortsette arba pradėti viešpatie tau tarnauti eller starte, ir niekada nenustoti. og aldri slutte. Aš laiminu Jėzaus Kristaus vardu likusią stovyklą, Jeg, sekančius pamokslininkus visus. jeg velsigner resten av campen, alle som skal forsyne ordet. Laiminu kiekvieną širdį, kad atsirastų joje talpos. Velsigner hver hjerte, at vi kan fylle det Gud sier, Ir tai, kas tą talpą užima, og det som tar plassen, nereikalingus dalykus. det som vi ikke trenger. Viešpatie, prašau, padėk patraukti, išmesti, atsisakyti, Gud, hjelp å kaste det bort, kad vieta liktų tik tai tavo vaisiams, viešpatie. at plass er bare for din frukt, Ir kad jėgos mūsų būtų naudojamos tik tai tavo pažinimui. og at vår styrke blir brukt å kjenne deg. Jėzaus vardu. Jesu navn. Amen. Men